Sveiki, draugai! Aš Aurimas Avantiūristas ir šiandien mes keliaujame Lenkijoje. Taigi, draugai, atkeliavome į Lenkiją, startavome ganėtinai anksti, pradėjome galbūt apie 3 ryto, išvažiavome iš Panevėžio, dabar esame prie daugelio žinomų Stančiukų tiltų, tik ne prie pačių pagrindinių, o prie jų brolių. Tai yra mažiau lankytiniai objektai, bet tikrai ne ką mažiau įdomus. Pravažiuosime juos kelis, turbūt pamatysime ir pagrindinius Stančiukų tiltus. Į juos mums nepavyko patekti, nes dabar yra 6 valanda ryto, jie atsidaro tik nuo 8. Per tvoras lipti nenorėjom, tai turbūt pamatysite kelis drono kadrus, o dabar esame prie vieno iš mažesnių tiltų, kurie taip pat atrodo įspūdingai. Jie visi yra sudubliuoti po 2. Turbūt įdomi istorija, kad visi tie tiltai pastatyti 2, vienas visada buvo muležinis. Vienu tiltu niekada nevažiavo traukiniai. Tai toks įdomus faktas, kurį norėjome jums parodyti. Šiek tiek parodysime tiltus ir keliausime toliau, nes šiandien turim tikrai nemažai objektų ir dar reikia pasiekti Gdanską. Taigi, sekite mus, o mes keliaujame. Šiuo tiltu, kuriuo aš einu, važiavo traukiniai, o šalia einantis tiltas buvo muležinis, netgi matosi iš pastatymo kokybės, naudota mažiau medžiagų ir jo galiais tiesiog baigėsi įdubos gale, tiltas tiesiog baigėsi ir jisai vaidino tik tais apgaulingą vaizdą. Žinoma, turbūt investicijų ir laiko atžvilgių tai užėmė tikrai daug. Bet jeigu buvo priimtas toks sprendimas, turbūt buvo verta statyti dublinius tiltus. Stančiukų tiltai beje yra aukščiausi tokio tipo geležinkelio tiltai Lenkijoje, bet tikrai rekomenduoju aplankyti ir netoliese esančius Stančiukų tiltų brolius. Yra tikrai nemažas jų pasirinkimas, nes traukinio vėžė ėjo apie 30 km iki Lietuvos sienos. Vėžė baigėsi likus panašiai 6-7 km iki Lietuvos, o tokių tiltų per kanjonėlius, sakykime taip, per upelius buvo, arti 10. Taigi tikrai rekomenduotinas objektas aplankyti. Taigi atvykome į dar vieną įdomią teritoriją. Esame miške, kuriame yra gausu bunkerių, užminuotų vietų. Ši teritorija 41 metais buvo ypatingai aktyvi, nes susidūrus vokiečiams su rusais, būtent čia buvo pagrindinė vokiečių vadavietė, kuri buvo apmėtyta bombomis ir po kiek laiko apleista. Kadangi ugnies linija traukėsi, tai teko šios bunkerius, šią teritoriją palikti, atsitraukti šiek tiek, bet teritorija buvo pilnai užminuota, todėl dar ilgą laiką buvo saugoma. Dabar taip pat vaikštome tik pagrindiniais takais, labai nenulipinėjame nuo kelio į mišką, nes gali būti, kad dar nėra visiškai saugi teritorija, todėl stengiamės jausti saugiai ir eikime pažiūrėkime, kas yra išlikę bunkerio viduje. Taigi esame pačio bunkerio viduje, vadavietės viduje. Matosi, pačios sienos jau yra pažeistos nuo bombų, o būtent šita patalpa ir buvo pagrindinė vadavietė, kurioje buvo priiminėjami karo sprendimai ir sėdėjo įtakingi kariai, kurie galėjo įtakoti karo eigą. Taigi, įsivaizdavus, kaip visą tai atrodė karo metu ir kaip tai atrodo dabar, žinoma, dabar viskas apleistas, sugriuvę ir atrodo tikrai ganėtinai liūdnai, bet tuo metu aš tikiu, kad čia vyrė tikrai geras gyvenimas.
Taigi atvykime į dar vieną ganėtinai įspūdingą vietą. Tai yra upių kanalų susijungimo vieta. Žinoma, ši vieta yra šiek tiek kitokia, nes šis kanalas yra nebaigtas. Užbaigtumas pagal šaltinius yra tik apie 70%, buvom šiek tiek paėję toliau. Matosi likę tikrai labai nedaug, apie 100 metrų belikusių darbų pabaigti, kad vaga susijungtų. Tačiau 1914 metais prasidėjus karui šį projektą sustabdė ir taip jis niekada nebuvo pratęstas. Tai šių kanalų, ypatingai šioje Lenkijos dalyje, yra ganėtinai daug, kadangi jie labai norėjo plėtoti laivybą, sujungti ežerus, kad laivai galėtų perplaukti. Netgi radau įdomų straipsnį, kuriame buvo rašoma, kad Lenkai buvo užsimoję padaryti grandiozinį projektą, sujungti ežerus kanalais taip, kad būtų galima išplaukti į Baltijos jūrą. Tai visi tokie kanalai tuo metu buvo labai įtakingi ir jie norėjo padaryti tai, kad laivyba galėtų plėtotis per visą Lenkiją. Esame labai įdomioje Lenkijos vietoje, esame Hel įlankoje. Tai yra Pragaro įlanka, kuri saugojo Gdanską nuo jūros puolimo karo metu. Ir būtent čia dabar esame ant vieno iš kare dalyvavusių laivų, kuris buvo demontuotas. Viena dalis yra vandenyje, kita dalis įvaryta į krantą. Tai toks kaip paminklas atminimui, kas čia vyko ir kiek daug karinių veiksmų šį įlanką matė. Ne veltui ji yra ir pavadinta Pragaro įlanka. Tai vėliau dar jums parodysime tikrai ne vieną atsišaudymo bokštelį, ne vieną bunkerį gynybinį, o dabar pasigrožėkite laivo likučiais.
Taigi esame viename iš bunkerių, ant kurių stovėjo gynybinis pabūklas. Dabar esame Pragaro įlankos kitoje pusėje, negu jūs matėte, kur mes buvome prie laivo. Tai ši pusė ir ši patranka buvo atsukta būtent į atvirą jūrą, bet ji buvo skirta oro gynybai nuo atskrendančių lėktuvų. Ir tai buvo viena iš 3 ar 4 baterijų, kurios buvo aprūpintos būtent šiais dideliais pabūklais. Žinoma, jie dabar yra nuardyti. Įdomus faktas tas, kad šie pabūklai realiai ir nebuvo panaudoti ir su jais nebuvo šaudoma į lėktuvus antskrydžio metu. Jie atliko saugumo komandas, bet niekada taip ir nebuvo panaudoti. Po to jie buvo demontuoti ir patys pabūklai pateko į muziejus. Esame bunkerio viduje, virš mūsų jūsų matytas pabūklas. Čia turėjome angą, per kurią buvo padavinėjami esant reikalui šoviniai, kurios galėdavo užtaisyti pabūklą ir šaudyti. Čia buvo pusiau sandėlys ir toks kaip jų štabas, kuriame jie atliko budėjimą. Realiai sprogimas ničio nėra, tokio storio dar ir metalą išlygė. Taigi šiandien yra antroji kelionės Lenkijoje diena. Esame patekę į netoli Gdansko esančios atominės elektrinės teritoriją ir ji nėra baigta statyti ir yra gerai saugoma. Ta pastebėjome, tik patekę, čia pabuvome nedaugiau 5 minutės ir buvome apsaugos išprašyti, bet mūsų viena komandos dalis yra užstrigusi ten už žmonių, kurie saugo šią teritoriją ir dabar bando kažkaip iš jo ištrūkti. Tai visada šios kelionės turi avantiūras, turi nuotykius, o tikiuosi šiek tiek išėję nufilmuoti kadrų iš vidaus ir pabandysime jums juos parodyti, o mes bandome saugiai palikti teritoriją. Atvykome į dar vieną objektą, šiandien tikėjomės jisai, kad bus paskutinis pas mus, bet kaip tyčia sekmadienį pas mus papuola kažkaip tai apsauga. Būtent šiam objekte, kuris turėjo būti visiškai ramus ir apleistas, vyksta karinės pratybos. Teritorijoje stovi pilna karinės technikos. Su kareiviais nepavyko susitarti, kad galėtume patekti į vidų, tai turbūt galbūt pavyks parodyti tą vaizdą jums iš viršaus. O čia turėjo būti ypatingas objektas, apleistas viešbutis su spa teritorijomis, baseinais, keli atskiri pastatai, prie pat ežeras, įspūdinga vieta, bet gaila, kad negalime patekti į vidų ir parodyti jums vaizdų viduje, kas dar buvo įdomaus išlikę. Tai turbūt pabandykite sulaukti vaizdų iš viršaus, o mes keliaujame toliau.
Taigi, mūsų 2 dienų kelionė Lenkijoje virto tikra avantiūra. Turėjome koreguoti savo objektus. Pagrindiniai objektai, dėl kurių vykome, tai sukėlė didžiausiai nuotykio. Viename objekte buvome išlydėti apsaugos, į antrą objektą net nepavyko patekti, nes vyko karių pratybos. Bet apibendrintai kelionė buvo smagi, patyrėme malonių nuotykių, tikrų avantiūrų. Taigi čia laidą ir baigsime ir susitiksime jau kitose laidose. Iki, draugai!